Nuo automechaniko iki kosmetiko, nuo floristo ar kirpėjo iki automatinių sistemų priežiūros mechatroniko. Visos modernaus šiuolaikinio profesinio mokymo ir karjeros galimybės laidoje Būk profesionalas. Sveiki, TV3 televizijos žiūrovai. Nuo šiol kiekvieną šeštadienį su jumis sveikinsiuosi aš Mindaugas. Ir aš Elena. Elena, be kita ko tavo makiažas oficialiai baigtas. Mindaugai, nejuokauk, man reikia skubios profesionalo pagalbos. Todėl būtent šiandien mes ir kalbėsime apie kosmetikės profesiją. Pirmame Būk profesionalas epizode pažintis su Agne, kuri mokosi kosmetikės amato. Nesvarbu, kur mokaisi, bet žinios yra tos pačios. Žvilgsnis į šiuolaikinio profesinio mokymo kasdienybę. Mes mokome tai, ko reikia šiandien. Ir netikėti susitikimai. Tos žinios atneša tokį didžiulį malonumą. Kelionę po profesinio mokymo pasaulį pradedame. Turiu pripažinti, kad dabar atrodai kur kas geriau. Taip ir jaučiuosi. Nebereikalo mūsų laidos herojė Agnė ir pasirinko kosmetikės profesiją. Juk kiekviena moteris nori jaustis gražuolė. Pats metas susipažinti su Agne. 20-metė Agnė Bajoraitė gimė ir užaugo nedideliame Radviliškio mieste. Mergina augo drauge su vyresniaja seserimi, todėl nenuostabu, kad ji ir buvo didžiausias pavyzdys renkantis, kur norėtų mokytis. Visų pirma, jinai įstojo į universitetą, bet ten jai nepatiko, todėl po kažkiek tai laiko išėjo į kolegiją mokytis ir pastebėjo labai gerą pasikeitimą, kad jai ten geriau, geresnė atmosfera ir ten pasiliko. Iš pradžių norėjau irgi eiti į kolegiją, bet nebuvau pilnai apsisprendusi, bet galiausiai ir tėvai patarė, kad geriausiai atrodyčiau kosmetologės asmenybėje. Agnė džiaugiasi, kad gimnazija, kurioje mokėsi, moksleiviams nuolat pasakodavo apie galimybės mokytis universitete, kolegijose ar profesinėse mokyklose. Mintis mokytis profesinėje mokykloje merginą patraukė tuo, jog čia jauni žmonės gauna daugiau praktikos ir greičiau gali pradėti savarankišką gyvenimą. Juo labiau Agnės vaikinas taip pat yra baigęs profesinę mokyklą. Jam sekėsi, kiek mačiau gerai, kiek yra sakęs, gaudavo nemažai informacijos ir praktikos, bet taip pat mokėsi ir papildomai, tai tas mane labai žavėjo, nes nedaug kas mokosi papildomai, stengiasi dėl ateities profesijos. Manau, kad jisai tikrai išėjo iš tos mokyklos pasiruošęs darbui. Vaikinas taip pat ir dirba pagal šitą profesiją, susirado darbą, iš tikrųjų gavo labai daug darbo pasiūlymų, kai tik pabaigė mokyklą. Maža to, Agnė tapo pavyzdžiu savo vyresniai seseriai. Susidomėjo ir ji, klausinėdavo, kaip ten tvarkaraščiai įsidėlioti, kad pasakydavo, kad labai patogus laikas, tai ir klausinėdavo, kiek informacijos ten, ir iš tikrųjų susidomėjo ir ji. Galvoja po kolegijos baigimo, galvoja pereiti į profesinę mokyklą. Sesuo kolegijoje mokosi dietetiką. Ten yra daug bendravimo su žmonėmis, o šiaip norėtų dirbti vaikų darželėje. Šiandien Agnė mokosi Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre kosmetikės specialybės ir tikisi jau po metų pradėti pirmuosius žingsnius savarankiško gyvenimo link. Nesvarbu, kur mokaisi, bet žinios yra tos pačios ir tik tai vėl kitaip pateiktos arba mažiau, gal jeigu mokyčiaus kolegijai būtų mažiau buvę praktikos. Agnė gyvena Radviliškyje, mokosi Kaune, o šiandien aš su ja einu susitikti Vilniaus autobusų stotyje. Kodėl? Ogi tam, kad išpildyčiau vieną jos didžiausių svajonių – susipažinti su bene garsiausia Lietuvos visažiste. Štai ir Agnė, labas! Labas! Kaip tavo kelionė? Gerai, neprailgo. Kaip sekasi mokytis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre? Labai patinka, viskas labai faina. Ar daug jau praktinių užduočių teko daryti? Taip, iš tikrųjų daug teko, nesitikėjau, bet iš tikrųjų labai įdomu. Na, negaliu nepaklausti, kokia visažiste tu norėtum susipažinti? Labiausiai iš visų norėčiau susipažinti su Oksana Pikul. Turiu tau gerų žinių, gal nieko nelaukime ir keliaujame pas Oksaną Pikul į jos grožio namus. Žinau, kad ji yra paruošusi tau mažą išbandymą. Na, o kol mes keliausime, mano kolega Mindaugas jau yra Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.
Kol Elena ir Agnė keliauja apie Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrą, mes šnekame su šio centro direktorė, siela Nora Pileičikienė. Sveiki. Labą dieną. Nora, aš praėjau jūsų mokymo centrą ir mes kai tik susitikom, sakau, dabar jau aišku, kur gimsta Lietuvos grožis. Tai čia mano akimis kaip prašalaičiui, o jūs, jeigu paklausčiau, kuom ypatingas yra jūsų centras, ką jūs atsakytumėte? Mes didžiuojamės, kad mūsų centru pasitikė labai daug Lietuvos gyventojų ir mes esam tie, kurie priema daugiausia mokinių į Karaliaus Mindaugo profesinį mokymo centrą grožio, sveikatingumo ir verslo srityse. Ir tai jau yra ne pirmi metai, tai jau yra 5-7 metai, kai mes esam lyderiai šitoje srityje. Kodėl mumis pasitikė? Mes keliam šį klausimą ir analizuojam, kaip siekti kokybės, kad dar daugiau žmonių mumis pasitikėtų. Mes renkame geriausių mokytojų komandą. Mūsų mokytojai yra tikri profesionalai, nes būtent jie bendrauja su mokiniu ir jie suteikia žinias ir praktinius įgūdžius, kurie panaudos ateityje. Mūsų mokytojai yra pasaulinių čempionatų teisėjai, pasaulinių čempionatų dalyviai. Mūsų mokytojai visi yra praktikai profesionalai. Jie tai, ką moko mūsų mokinius, realiai išbando beveik kiekvieną dieną savo darbo vietose. Ir jų žinios yra tai, ko reikia čia ir dabar. Ne tai, ko galbūt prireiks ateityje, galbūt modeliuojame situacijas tokios, kokios jos galėtų būti. Iš dalies taip, bet iš kitos pusės mes mokome tai, ko reikia šiandien. Mes mokome mokinius įvairiausiomis technikomis, dirbti taip, kad išsiversti su minimaliomis priemonėmis, nes niekada negali žinoti, kokioje situacijoje profesionalas papuls. Su kirviu ne, bet yra kitų priemonių, kur reikia labai nedaug technikos, bet gali profesionaliai atlikti darbą, o taip pat ir naujausiamis priemonėmis, kurios šiuo metu yra pasiūloje. Kokios yra studijų kryptis, ką galima išmokti? Mūsų centras, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, orientuojasi į grožio, sveikatinimo ir verslo sritis, tačiau šalia to mes turime ir galbūt keistai skambančią žemės ūkio sritį ir šioje srityje džiaugiamės savo pasiekimais, nes turime vienintelį Lietuvoje gyvūnų prižiūrėtojo programą, turime žirgininkystės programą, žirgininkystės verslo darbuotojo ir dekoratyvinio želdinimo specialisto programos. Visos šitos programos, sakyčiau, taip pat padeda žmogui kurti grožį arba padėti šalia esantiems žmonėms. Tai galėčiau, kaip apibendrinant, sakyti, kad visos mūsų programos yra nukreiptos arba išorinį, arba į vidinį žmogaus grožį, kaip tarkim yra masažuotojo arba paramediko programos, kurios padeda žmogui atsistatyti, būti tokiu žmogumi, kuris galėtų gyventi pilnavertišką gyvenimą. Visavertis grožio kūrimas, tiek, kaip ir sakėte, išorėje, tiek viduje. Aš labai tikiuosi, kad gražią legendą ir istoriją sukurs ir mūsų herojė Agnė, kuri jūsų centre pasirinko kosmetikės profesiją. Ką jūs galite pasakyti apie kosmetikės profesiją? Kosmetikės profesija iš vienos pusės padeda kurti grožį, padeda žmogui pasirūpinti savimi, iš kitos pusės kosmetikės profesija padeda žmogui išspręsti problemas. Mes galime teikti, kad mūsų išvaizda nei kiek mums nerūpi, bet iš kitos pusės žmogus sutiksi pagal tai, kaip jis atrodo ir žmogus jaučiasi pilnavertiškas pagal tai, kaip jis atrodo. Kosmetika tai nėra vien tik tai makiažas ar gražus veido atrodymas dėl to, kad jis yra taip papuoštas tą akimirką. Kosmetika padeda pagydyti žmogų, suteikti jam pilnavertiškumo jausmą ir būti sveikam. Puikiai pasakyta, ačiū labai jums, o mes keliaujame pas mūsų Agnę ir Eleną, kurios kažkur tai keliauja ir kažką tai veikia. Elena, ką jūs ten darot? Agne, ar labai jaudiniesi? Taip, iš tikrųjų labai nekantrauju, Baisu susipažinti, ar kodėl jaudiniesi? nes šiaip iš tikrųjų labai ilgai buvo mano svajonė šitas susitikimas. Ir galvojai, kad kažkada šitą svajonę įsipildys, ar net nenutuokei? Nenutuokiau. Tai gal niekur nelaukim, keliaujam į vietų susipažinti su Oksana. Puiku. Keliaujam. Sveiki, Oksana. Labą dieną. Susipažinkite, čia Agnė. Labas. Malonu, Agnė. Ji svajoja būti visažiste ir kaip jūs kada nors turėti savo grožio namus. Manau, kad pataikėte į teisingas rankas. Sveiki atvykę į mano grožio namus. Oksana, kaip manote, ar mokslas yra svarbus šiai profesijai?
Žinoma, taip, aš tai manyčiau, kad kiekvienai profesijai reikalingas mokslas ir šiaip jaunam žmogui reikėtų visgi studijuoti, reikėtų mokintis, reikėtų susidėlioti visą medžiagą galbūt ar visas detalės savo gyvenime ir susivokti, ko jam reikia ir galų gali pastiprinti savo žinias ir įgūdžius vėliaugi savo darbe. Agnė jau metus mokosi kosmetikos, tad man atrodo, gal atėjo metas išbandyti ir jo žinias. Gal turi Oksana kokią praktinę užduotį? Iš ties tai taip, turiu. Pritrukaugi čia laiko dažant lūpas, tad mano užduotis yra padėti man pabaigti makiažą ir užbaigti modeliui lūpas. Kokiu būdu jūs mokino formuoti lūpas? Kaip reikia teisingai formuoti lūpas? Atsižvelgiant į proporcingumą, jeigu viršutinė lūpa šiek tiek siauresnė, reikia ją šiek tiek vizualiai padidinti, o jeigu apatinė mažesnė, reikia irgi padidinti. Dažymo kampai nuo kur į kur pradeda dažyti? Nuo šičia į lūpų kampučius. Ir atvirkščiai, ar ne? Nuo lūpų kampučių, O dabar pasakysiu paslaptį, kodėl negerai yra šitaip daryti. Todėl, kad tai yra kalba apie riešo darbą. Vadinasi, jeigu mes piešime į apačią nuo čia nieko net nesigaus kita. Tai yra dešinė pusė jums to lygi kairiajai. Kodėl? Nes riešas į tą pusę jums nesisuks. Todėl, jeigu norite lygių abiejų viršutinių dalių, jums teks dažyti nuo apačios į viršų ir nuo apačios į viršų. Tuomet lūpos visuomet bus lygios. Lygiai tas pats dažantis moteriai. Kodėl moteris daro klaidą? Tai dažosi pieštuku. Ir šita dalis visuomet būna kreiva. Pastebėjot, jinai būna kiek labiau įkypusi, tad pradedam tvarkyti tuomet su pieštuku šitą liniją. O tai yra tik todėl, jog riešas negali atlikti atitinkamai šito darbą. Taip, bandom. Oksana, aš manau, kad jums yra tekę girdėti tokių pasakymų, kad profesinis mokymas yra skirtas galbūt netokiems gabiems mokiniams. Ką jūs galvojate apie tai? Pasenusios jūsų naujienos. Dabar profesinėje mokyklose, profesinėse tikrai studijuoja daugybė gabių ir gerų mokinių. Aš ir pati Vilniuje esu dėsčiusi profesinėje mokykloje ir galiu jums pasakyti, kad tenai sutikau tikrai daugybę, sakyčiau taip, tikrai gerų meistrių, kurios dirba iki šiol ir su kuriomis bendraujame, tad tikrai nedrįsčiau nuvertinti. Svarbiausia yra žmogaus žingeidumas ir noras pažinti vienokią ar kitokią profesiją ir gilintis į ją ir siekti savo užsibrėžtų tikslų. Tik tai didelis darbas ir noras padaro gerus rezultatus. Bet Oksana, jeigu vieną dieną jūsų sūnus ateitų ir pasakytų, mama, noriu mokytis profesinėje mokykloje, ką jūs jam atsakytumėt? Žinoma, vaikeli, prašau, man svarbu vaikas sveikas ir laimingas, o kokią profesiją jis be pasirinks, tai yra jo kelias ir jo pasirinkimas. Tik tai laimingas ir patenkintas savimi žmogus pasiekia gerų rezultatų. Per prievartą mielas nebūsi. Lygiai taip pat ir aš, kuomet buvau studentė, jauna mergina, aš stojau studijuoti į tą profesiją, kuri anuomet buvo tiesiog labai populiari ir dariau taip, kaip visi. Po metų supratau, negaliu. Ir tiesiog paprastuoju būdu ėmiau ir mečiau. Ir sukėliau didžiulį šoką mamai. Bet nepaisant to, vėliaugi pasirinkau visai kitas studijas ir savo mėgiamą profesiją.
vizažą. O šiaip savo mokinius ir visus besidominčius makiažo arba tokia profesija visuomet kalbinu tiesiog teisingai ir sako, tai dėti daug darbo, domėti žiniomis, nes tos žinios atneša tokį didžiulį malonumą. Tarkim, aš mokymuose, aš juose praleidžiu, man tai yra tarsi atostogos, aš mėgaujuos naujomis žiniomis, naujomis tendencijomis ir jas naudodama darbe. Kaip Jūs manote, kodėl vertėtų rinktis profesinį mokymą? Dėl įgyjamų žinių, dėl praktikos? Tai aš tai sakyčiau, kad dėl visko bendrai. Juk ir studijuojame tam, kad gauti žinias, tam, kad suvokti, ko mes norime, įsigilinti galų gale į kažkokią tai atšaką, kurią mes pasirinkome, ar ne, per gyvenimą, o galbūt dar tik tai renkamės. Tai aš sakau didelį taip studijom, kokią specialybę jūs be pasirinktumėte. Ko norėtumėt palinkėti mūsų herojai Agnei ir visoms merginoms, vaikinams, kurie taip pat svajoja apie vizažistų darbą? Tai stiprybės, mokytis ir dar kartą mokytis ir žinoma daug praktikos. Ir linkiu susitikti įvairiuose seminaruose ir mokymuose po mokslų, kada jau pasibaigsite ir pradėsite dirbti, nes ten yra išties gilinamos žinios ir sužinoma daugybė gudrybių. Tad domėkitės, gilinkite, investuokite save į savo žinias, bepraktikuodama ir tik tai didelis darbas atneša tikrai labai puikių rezultatų. Patikėkit manim. Agnei jau reikia skubėti į autobusą, o kol aš keliausiu į susitikimą su savo kolega Mindaugu, jis kalbėsis su turbūt daugiausiai Lietuvoje apie profesinį mokymą žinančią Elena Pelakauskienę. Sveiki, Elena. Labadiena. Elena, mūsų pagrindinė herojė Agnė mokosi Kaune, tačiau aš puikiai suprantu, kad profesinio mokymo įstaigų tinklas, jisai yra tikrai didžiulis ir platus. Ir mokytis to, ką mokosi Agnė, galima ne tik tai Kaune. Galit bendrais bruožais mums nupiešti, koks tas tinklas yra profesinio mokymo? Šios mokslo metus pasitiksime Lietuvoje turintis virš 60 profesinio mokymo įstaigų, kurios yra išsidėsčiusiose visoje Lietuvoje. Turbūt didžiausi regionai tai yra Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, bet šiaip turime ir mažesnių mokyklų, kaip, leiskime, nutolusios regionuose ir Zarasai, ir Kretinga, ir Mažeikiai. Taip kad, manau, yra tikrai didelis profesinių mokymų tinklas ir mokiniai gali pasirinkti įvairiose vietose norimų įsigyti specialybių. Tinklas pakankamai platus, kiek suprantu, bet ką reiškia tiems ypatingai mažesniems miesteliams ir kaimeliams turėti galimybę pasirinkti profesinį mokymą? Manau, kad yra tikrai džiugu, kad mažesniuose kaimeliuose, miesteliuose yra išlikusios profesinės mokyklos, kuriuose to regiono mokiniai gali įgyti vienokią ar kitokią jiems norimą specialybę, nes yra mokinių, kurie tiesiog norėtų ir toliau likti savo regione, savo namuose gyventi, galbūt nėra galimybės toliau išvykti mokytis. Iš kitos pusės skirtingose regionuose yra ir skirtingų specialybių kvalifikuotų darbininkų poreikis. Manau, kad tos mokyklos tą gali poreikį būtent ir tenkinti. Ir kai turi amatą, esi reikalingas visada, turbūt taip galima pasakyti. Aš manau, kaip ir sakom, gerų gydytojų reikia, taip ar gerų automechanikų automobiliui, ar tiesiog savo grožio specialistų, kuris tavim rūpinasi, tai yra labai svarbu. Elena, aš manau, kad puikiai esate susidūrusi su galiojančiu stereotipu, kurį turbūt kiekvienais metais tenka irgi laužyti, ypatingai prieš stojimuosius. Apie tai, kad profesinį mokymąsi renkasi tie, kuriems sunkiau sekasi vidurinėse mokyklose. Ar vis dar šis stereotipas gyvas, ar jis keičiasi po truputėlį? Jis dar gyvena, jisai jau ženkliai sumažėjęs yra, bet dar yra gyvenantis. Nesenai teko bendrauti su tokiu labai dideliu verslininku, kuris pamatęs, koks dabar yra profesinis mokymas, man ir sako, žinote, aš turiu atsiprašyti profesinio mokymo, nes visada savo vaikus gąsdindavau, jeigu blogai mokysis, eisi mokytis į profesinę mokyklą. Deja, kai pamačiau, kokia šiandien profesinė mokykla, tik tiesiog belieka atsiprašyti ir nebenaudoti daugiau šitokio posakio. Tai manau, kad turi visuomenė suprasti, aišku, galbūt yra mažai dar tos reklamos, jie nemato, kokios to šiandien yra profesinės mokyklos. Ypatingai jaunas žmogus yra pratęs darytis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, tai turbūt galėtume užakcentuoti, kad profesinės mokymas arba įgijimas tam tikros specialybės arba amato užsienyje prasideda irgi vidurinėse mokyklose.
Taip, bet jis yra profesinis mokymas populiaresnis užsienyje, nes jie kažkaip daugiau pradžioje renkasi, jeigu pas mus ten yra, daleiskim, 70-30%, tai užsienyje yra vos ne 50-50, kad renkasi profesinį, bet jau tas skaičius didėja auga. Ir labai džiugu yra pastebėti, kada tėvai pradeda domėtis ir sako, mes norime ateiti, pasižiūrėti tą mokyklą, kurią svajojo mano ten sūnus ar dukra. Ir pamatė, jie iš karto susidaro visiškai kitą nuostatą, kad tai nebėra tos vadinamos buvusios proftechninės mokyklos, į kurias, kaip ir sakė šitas verslininkas, jeigu blogai mokysies, tai eisi ten mokytis. Elena, iš jūsų išgirdau labai daug naudingos informacijos apie profesinį mokymą, tačiau jaunas žmogus, kuris vis dar sėdi mokyklos suole ir galvoja, ką veikti su savo gyvenimu, galbūt kažkur yra spaudžiamas stoti į aukštąją mokyklą, koks būtų jūsų palinkėjimas tam jaunam žmogui priimti teisingus sprendimus gyvenime? Aš manau, kad jaunas žmogus neturėtų skubėti su viena nuostata, kad būtinai aš bėgu skubu pasirinkti aukštąjį. O galbūt verta pagalvoti, pasižiūrėti, ateiti į profesinę mokyklą ir pradėti nuo jos. Pabaigus profesinę mokyklą tikrai yra labai naudinga po to stoti aukštąjį mokslą. Ir tada bus specialistas tiek su praktiniais įgūdžiais, tiek su praktiniu supratimu ir tiek su vairiom kitom kompetencijom, kurias suteikia aukštasis mokslas. Taigi aš kviečiu jaunimui neskubėti, labai gerai pagalvoti ir pradėti kelią, ne visiems, bet galbūt daliai, būtent nuo profesinio mokymo. Šiandien jis yra tikrai labai kokybiškas ir naudingas, žiūrint į ateitį. Ačiū labai, Elena, o mes keliaukime pas kitą Eleną. Mindaugai, tau tikrai reikėjo apsilankyti pas Oksaną. Ji parodė, kaip reikia dažyti lūpas, buvo labai įdomu. Puikus darbas, bet kol tu pramogavai, žinok, aš supratau, kad profesinis mokymas yra visiškai kitoks, negu aš įsivaizdavau ir pasakysiu dar daugiau. Man kilo noras išmokti naują amatą. Būsi kosmetikas? Dar nežinau, bet džiaugiuosi, kad mes laidų ciklą Būk profesionalas tik pradedam. Susitiksime lygiai po savaitės. Iki. Nuo automechaniko iki kosmetiko, nuo floristo ir kirpėjo iki automatinių sistemų priežiūros mechatroniko. Visos modernaus šiuolaikinio profesinio mokymo ir karjeros galimybės laidoje Būk profesionalas.